Sveiki visi, malonu vėl kalbėti jums ir pasakoti apie nekilnojamą turtą ir apie savo mintis, kaip aš jaučiu jį ir kaip aš jį matau. A, Tai paskutinis mano 2025 metų podcastas ir tą progą aš norėčiau truputėlį labai greitai apžvelgti, kas įvyko 25 metais ir daugiau dėmesio skirti į 2026 metų prognozes. Tiems, kas neturi noro ar laiko žiūrėti visą podcastą, tai padariau taip, kad pavadinimas pasakytų jo visą esmę. Kodėl nekilnojamo turtas brangs 2026 metais daugiau negu 20%? Viskas, ačiū, plojam, eina valgyti kūčių vakarienę. O jeigu iš tikrųjų norite sužinoti, kodėl aš taip mąstau, o ne šiaip tiesiog parašytas skaičius iš ChatGPT, tai siūlau pažiūrėti iki galo. Pradedant nuo 25 metų ir kadangi įrašinėjau gruodžio 19 dieną, tai turime dar kol kas tik tai 11 mėnesių duomenys. Tačiau jau tai daug ką pasako. Pradėkime nuo pradžių. Dar gruodžio sausio mėnesiais ekonomistai Lietuvoje krapštė galvas ir po tragiškų 23 ir 24 metų nekilnojamo turto rinkos pardavimų ir rezultatų pasakė, kad šiemet bus geriau. Ir prognozavo 4,5 ir 5,8% augimą. Na, aš buvau tokia balta varna, šiandien vėl panašiai apsirengęs ir sakau, ne, kažkaip nelogiška. Viskas, kas prieš akis, atrodo, kad bus daugiau. Ir mano prognozija buvo tarp 12-15%. Žiūrėkim, ką turim. Tai per šios metus yra parduota beveik 122 tūkstančiai butų. Ir tikriausiai per 12 mėnesį bus apie 123 tūkstančiai butų. Ir tai yra beveik 16% daugiau negu per 2024 metus. Tai yra antras geriausias rezultatas, o pats geriausias buvo 2021 metai. Kaina pakilo per šios metus iki 11 mėnesio pabaigos 13,8%. Tačiau dar turime gruodį ir tikriausiai pakilsime 14,5-15%. Kągi, atrodo, kad mano pamastymai visgi buvo į tą pusę. Dėl to tęsim toliau ir noriu su jumis pasidalinti, ką aš mastau apie 26 metus. Galbūt tai jums pravers. Pradėkime nuo pačios bazės. Tai yra, nuo ko mes turime atsispirti, kokios yra grindys. Ir aš manau, kad bazė yra apie 2,6% ir grubiai paaiškinsiu, kodėl. Mes 23-24 metus sakėm, kad yra tragiški metai, kad visiškai yra stagnavusi nekilnojamo turto rinka ir visgi mes per 23 metus pakilom 1,7% kainos, o per 24 metus 3,6%. Pagrindė, kas įtakojo, karo baimė ir, žinoma, pakilęs Euriboras. Sandorių skaičius 24 metais siekė 114 tūkstančių ir tai buvo 1,3% daugiau nei 23 metais. Tai yra svarbu pažymėti dar ir dėl to, kad birželį 24 metų pradėjo mažėti Euriboras. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau 24 metų pabaigoje mes pradėjome matyti silpną atsigavimą. 3,6 vietoj 1,7 ir didesnis pardavimų kiekis. Imkime vidurkį to 23-24 metų skaičiaus ir gaunam labai netolimą skaičių 3%, kas prieš 10 metų buvo norma. Mes sakydavom, kad nekilnojamas turtas, nepaisant ko, kyla kiekvienais metais 3%. Taigi, turime savo grindis, savo bazę, kas yra 2,6%. Ir einant toliau prezentacijoje, aš prie tos sumos vis sumuosiu kiekvieną punktą, kuris manau, kad įtakos nekilnojamo turto kainos kilimą. Ir grinai kalbėsiu tik apie kilimą, nes apie kainos kritimą beveik nerandu nei vieno punkto, kas galėtų tai įtakoti. Tikriausiai tik tai karas, kuris ateitų į Lietuvą. Taigi, pats stipriausias veiksnys veikintis 24 metais, tiksliau 24-25, veiks ir 26. Tai yra finansavimas. 25 metais Euriboras nukrito iki 2% nuo 4% piko 24 metais.
Vien tik tai per šios metus jisai nukrito 0,7%, o banko maržos sumažėjo nuo savo piko apie 0,3% ir šiai dienai yra apie 1,6%. Kaip matome, mes vien tik tai iš banko ir Euriboro maržos taupome 2,3%. Atrodytų, palauk, nu tai 2,3, nu tai kas čia yra? Nu visgi tai yra daug. Nes 2,3% tai yra pokytis apie 190 eurų nuo 100 tūkstančių eurų paskolos per mėnesį arba 250 eurų nuo vidutinės paskolos per mėnesį. O jeigu verčiant į kvadratus, tai yra 28 kvadratų didesnį būstą tu gali įsigyti Vilniaus mieste. Kuomet dabar Vilniuje vaikšto nekilnojamo turto butukai naujos statybos po 35 kvadratus arba 3 kambarių po 45-50, 28 kvadratai yra labai daug. Ir dėl to būtent 23-24 metais aš ir sakiau, kad didžiausia problema Euriboro yra ne tame, kad padidėjo įmokos, o tame, kad žmonės, kurie nori įsigyti ir norėjo ir planavo įsigyti didesnį būstą, jie to padaryti tiesiog negalėjo. Na, ir jeigu mes skaičiuotumėm, kad būtent pagrindinis veiksnys Euriboras, kuris įtakojo šiais metais, 25 metais kainos kilimą, tai jo įtaką galėtumėm paskaičiuoti iš viso kilimo, kas yra 13,8% atėmus bazę, kas šiai būtų pakilę 2,6 ir gautumėm apie 11% įtaką vien tik tai iš Euriboro nukritimo mūsų nekilnojamo turto kainoms. Tai yra didelis procentas, tačiau sekančiais metais toks procentas nepasikartos, jisai bus mažesnis, būtent nuo palūkanų įtakos nekilnojamo turto kainai. Kodėl? Nes mes turėjom labai stipriai suspaustą spiruoklę. Pat jeigu pamatytumėt vidurinėme grafike, čia yra iš Lietuvos banko metinės konferencijos, kad 23-24 metais naujų būsto paskolų kiekis stipriai varė žemyn. Ką reiškia? Reiškia, žmonės tiesiog neėmė bankų paskolų. Ir mes matome, kad nuo birželio mėnesio, kuomet pradėjo atpalaiduoti Euriboras, pradėjo kilti ir užkilo į piką. Tai didžioji dalis tos spiruoklės, kurie planavo įsigyti 22, 23, 24 metais ir neįsigijo, jinai jau nuėjus, tai dar viena dalis yra likusi, aš manau, kad apie 40% dar tos spiruoklės mes matysime šiais metais. Tai 40% nuo 11% yra 6,6% ir ties šitų skaičių aš lieku. Aš manau, kad Euriboro sumažėjimas ir kol kas manau, kad 26 metais mes matysime Euriborą ties 2%. Blogesnė dalis gali būti, kad antrojo metų pusėje matysime jį pradedant kilti. Dėl to visiems kartojau šiais metais ir kartosiu sekančiais metais, fiksuokit palūkanas 5 metams ir man padėkosit paskui. Taigi, ką mes turim? 2,6 bazė plus 6,6 gaunam 9,2%. Čia tiesiog iš eigos 9,2% pakils jūsų nekilnojamo turto kaina sekančiais metais. Visi girdėjom ir skaitėm apie antros pakopos pinigus, ne? Mane labiausiai nustebino tai, kad iš visos galybės būdų, kur galima išleisti pinigus, ir manau, kad jie ten daugiausiai ir bus išleisti, tai buitinė technika, kelionės, vakarėliai, alkoholiai, spa ir panašiai, restoranai. Visi ekspertai rašė apie tai, kiek grįš į nekilnojamą turtą, kiek bus naudojama pradiniam įnašui, kiek bus naudojama paskolos dengimui. Aš turiu tokią mintį, kad tai buvo programuojami gyventojai, kad žiūrėkit, jeigu atsiimat antros pakopos pinigus, nepragerkit, dėkit į kažkur, kas yra naudingiau. Kiek tai tų pinigų yra? Truputėlį skaičių. Taigi, Lietuvos bankas skaičiuoja, kad iš viso yra galimybė atsiimti iš antros pakopos apie 6,5 milijardo.
Tai čia toks kaip maksimumas. Reiškia, yra 6,5 milijardo, ką įmanoma atsimti, ir dar ten yra ta sodros dalis, irgi dar, man atrodo, apie 3 milijardus. Tai 6,5 milijardo galėtų atsimti. Žinoma, neatsims visi. Swedbanko ekonomistai mano, kad apie 500 milijardo eurų pasieks nekilnojamą turtą. Tai tikriausiai dalis pasieks per paskolų gražinimą, dalis investuos kaip pradinį įnašą. Ar tai dideli pinigai? Skaičiuoja, kad vidutiniškai ta tokia mediana yra apie 3,5 tūkstančio eurų žmogus gali atsiimti. Ir atrodo, nu, kas tas 3,5 tūkstančio eurų? Nu, kai nekilnojamas turtas kainuoja apie 130 tūkstančių Vilniuje, ne? Tačiau pagalvokime apie tai, kad, tarkim, jūs jau planavote pirkti kažkokį nekilnojamą turtą, bet trūko pinigų. Ir dabar mama atsiima 3,5, tėtis atsiima 3,5, sūnus atsiima 3,5 ir atsiima sūnaus žmona 3,5. Ir žiūrėkime, jau gaunasi 14 tūkstančių. Ne? Ir to 14 tūkstančių jau ganėtinai pakanka pradinio įnašo daliai, o jeigu jau buvai susitaupęs, štai tau ir pradinis įnašas. Tuo labiau, kad nuo sekančių metų planuoja sumažinti, bet nuo sekančių metų antros pusės, tai apie rugsėjo mėnesį, sumažinti pirmo būsto įsigijimo kartelę, pradinį įnašą nuo 15% iki 10%, tačiau manau, kad šiais metais tas įtakos beveik neturės. Ok, tai Lietuvos bankas mano, kad tai padarys apie iki 12% įtaką paklausai per 2 metus ir apie 1,5% įtaką kainai. Aš jau seniai pastebėjau, kad mano ir Lietuvos banko nuomonės nesutampa ir pabandžiau truputėlį skaičiais primesti. Tikrai jie turi daugiau skaičių, mano yra labai paviršutiniškai, bet jeigu 500 milijardo bus panaudota pradiniam įnašui, ko tikrai nebus visi pinigai, tai į nekilnojamo turto rinką bus įlieta 3,3 milijardo. Ką reiškia? Tu naudoji 500 milijardo naudoji kaip tą 15% dalį, tai likusi 85% dalis yra 3,3 milijardo. Ar daug ar mažai? Žiūrim toliau. Metinė būtų rinka Lietuvoje yra apie 4-5 milijardus. Čia aš su ChatGPT pasitikrinau, galbūt šitas skaičius ir klysta, bet jisai man atrodo labai, labai realus. Tai jeigu per 2 metus 3,3 milijardo vien tik tai iš vienos dalies ateina, tai per metus apie 1,6-1,7 milijardo, kas yra beveik pusė visos sumos nekilnojamo turto rinkos, ir tai padarys tik tai 12% įtaką per 2 metus, man skaičiai nesueina. Dėl to siūlau savo skaičius. Aš manau, kad taip, tiesioginė įtaka tikriausiai bus apie 1,5% per metus, tačiau daug didesnė netiesioginė įtaka bus apie 3%. Dėl to, kad visi šiai dienai tik ir kalba, kaip nekilnojamo turto tie pinigai, visi antrų pakopos pinigai paveiks nekilnojamo turtą. Ir visi žmonės tik apie tai ir mąsto. Ir kuomet jie gaus tos pinigus, jeigu dar nenusižiūrėjo nekilnojamo turto, tai iškart puls nežiūrėti nekilnojamo turto. Tiek pirkėjai, tiek pardavėjai sėdi ir galvoja, gerai, žiūrėk, ateina 500 milijardo, 3,3 milijardo. O, kiek pinigų, tiek įsilies į rinką. Kas gaunasi? Gaunasi infliacija. Reiškia, visi pirks. Pasiūlos nedaugėja, turim kelti kainą. Tai vien tik tai šitas reikalas bendroji sumoje duos apie 4,5% ir prie mūsų 9,2% jau turimų dėl finansavimo ir bazės, pridėjus šitą, gaunam 13,7%. Jau 13,7%, o aš dar tik tai pradėjau pasakoti apie investicijas į nekilnojamą turtą sekančiais metais. Važiuojam toliau. Pinigų kiekis ir infliacija. Ir šitoj vietoj vėliau sugrįšiu truputėlį, nes yra dalykų, kurie mane gąsdina, bet realiai gynybai skiriama 4,8 milijardo. Pernai metais, šiais metais, 25 metais buvo skiriama 2,57 milijardo. Sekančiais metais 86% daugiau pinigų. Ir tie pinigai, pasakysit, gerai, bet čia gynybai, ten pirks tanką, ten pirks lėktuvą, kažkokį šautuvą. Ir taip ir ne.
Tikrai neteis visi 4,8 milijardo į nekilnojamo turto rinką, bet šitie pinigai už juos yra perkami ne tik tai šautuvai, ne tik tai kulkos perkamos, už juos yra statomi pastatai, aikštelės asfaltuojamos, perkama gamybinė įranga, perkamos lovos, perkamos palapinės, perkamas maistas, perkami auksiniai šaukštai. Daug labai nubėga upelių ir pasilieka čia. Net projektavimas perka. Tačiau labai didelė dalis sektorių Lietuvos gaus dalį nuo tų pinigų. Labiau antroji pusėje metų ir 27 negu pirmoji, tačiau tie pinigai ateis ir ateis jų nemažai. Netgi paėmus tai, kad perkant šovinius, kaip sakot, bus perkama šoviniai ir nieko negaus. Vien tik tai už pavedimus bus bankams sumokėta dalis pinigų, tai ir tas dar liks. Europos Sąjunga dar papildomai duoda 1,5 milijardo Europos gaivinimo fondo. Čia pagrindė tie pinigai, kodėl bandė dvi paskutinės vyriausybės pakeisti nekilnojamo turto mokestį. Jie sakė, pasikeiskit, pasitvarkykit, tada gausit. Ir tai yra dideli pinigai, 1,5 milijardo pinigų. Ir galbūt netgi svarbesnis reikalas, kuris labai greitai mus palies, kad planuojama infliacija 11 metais ir 26 metais kils apie 11% minimalios algos. Minimali alga įtakoja visas kitas algas, nes žmogus sako, palauk, tas žmogus dirba pagalbinio darbą, o gauna tiek pat, kiek aš, kelk ir man, ir ne mažiau ne 11. Tada visos tos algos įtakoja transportą, įtakoja parduotuvės, maistą, viską, ką mes gaminam. Tai tas kels infliaciją. Žmonės iš tikrųjų refinansuojasi ir stipriai refinansuojasi paskolas. Lietuvos bankas paskelbė tokį skaičių, kad tie, kas refinansavosi per visą laikotarpį, tai supras per paskolos laikotarpį 30 metų, bet tikriausiai kitiem jau mažiau yra trukę, sutaupys apie 200 milijonų eurų. 200 milijonų eurų per 20 metų, tai yra po 10 milijonų žmonės tiesiog gavau kiekvieną dieną, taupau ir metu ištai į vartojimą. Nepamirškim, kaip rodžiau prieš tai, vien tik Euriboras sutaupo apie 250 eurų per mėnesį, buto pirkėjų tie irgi eina į vartojimą. Kas darosi? Tie, kas vaikšto į parduotuvės, į kavinės, matot, kas darosi. Infliacija kyla, tas nelabai stipriai atsispindi dar skaičiuose, nors po truputį atsispindi. Tai infliacija turės taip pat įtakoje. Bankai didina pinigų skolinimą. Ką reiškia? Reiškia, bankai daug daugiau pinigų skolina įmonėms, skolina gyventojams įsigyti nekilnojamą turtą. Taip pat kalbėjom vakar klube, kad pastebėta, jog per 25 metus vėl pradėjo į Lietuvą keliauti užsienio investicijos ir užsienio kompanijos. Ar tai susijęs su Rheinmetallu, ne jie, bet kitos kompanijos. Ar tai tik tai su to susiję, ar jau visi vėl mato, kad mes esam pakankamai saugi šalis, bet mes vėl matome pinigų įplaukimą į Lietuvą. Ne visi pinigai tiesiogiai įsilies, tačiau manau, kad toks pinigų kiekis pridės bent apie 2% prie nekilnojamo turto kainos. Čia toksai pesimistinis. Turiu mintyje, kad gali pridėti 4, bet likime ties 2%. Ir matematiką turime. 13,7 plus 2% lygų 15,7 procentų. 15,7 procentų. Jau daugiau negu 2025 metais. Žiūrėjom toliau. Keletas skaidrių, kurios truputį patvirtina mano šitus teiginius. Tai yra Swedbanko pateiktos skaidrės Lietuvos banko metiniai nekilnojamo turto konferencijai. Ir čia labiau į kairinę reikia žiūrėti. Joje parašyta atlyginimų, BVP ir būsto kainų pokytis. Ką jie nori pasakyti? Kad būsto kainų pokytis kyla tolygiai su atlyginimų pokyčiu. Grįžkime atgal. Minimali alga kils 11%. Aš pridedu 2%.
Manau, kad tai realu. Ok, važiuojam toliau. Ir šitą skaidrę specialiai pavadinau infliacija, kurgi tu keliauji. Ir pasižiūrėkit į šitą gražią bangą. Užkilom COVID pinigais, kai sakėm, kad čia visai tie pinigai tikrai nesukels infliacijos. Ne, 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 ne. Pupt, 20%. Kiek nekilnojamas turtas 23 metais, 22 metais pabrango? 21%. Turim. Ir žemyn nusileidom. Jėga Euriboras sumažėjo infliacija ir palaukit, o kur mes kylam? Mes esam maždaug čia. Ir kai ateina tiek pinigų į Lietuvą, kiek dabar ateina, su gynyba, su banko pinigų įlėjimu, su ES pinigų įlėjimu, dar vakar paskelbė, kad Amerika planuoja 120 milijonų skirti Baltijos šalims, dar pinigų ateina. Tai manau, kad mes šitą kreivę matysime aukštyn, kylančią ir tikriausiai eisime link šitų lygių. Ne 26 metais gal čia būsim apie 10% metų pabaigoje. Čia mano mintis, ne ekspertų. Bet manau, kad infliaciją mes turėsime labai aukštą. Nu ir čia yra svarbi dalis, būtent kur mes dabar kalbėsim apie pasiūlą ir paklausą. Ir pirmoji skaidrė, jinai parodo pačioje pradžioje va čia tą suspausta efektą spiruoklės, kur pasakoju, kur dabar jisai šauna. Tai mes 23-24 metais turėjom nuo 12 iki 18 tūkstančių žmonių atvykimą į Lietuvą, ir čia į Vilnių, ir apie 3,5 tūkstančio naujo nekilnojamo turto objektų pastatymų. Tai dabar, kuomet kalė palūkanų žemyn ir mes galim pagaliau pasinaudoti pigesniais pinigais ir įsigyti šitą, mes viską ir perkam. O visas šitas bumas, jisai dabar ir šluoja. Ir kaip ir sakau, manau, apie 60% jau jo iššlavė, bet dar apie 40% mūsų laukia 26 metais. Ir labai siūlau atkreipti dėmesį į šitą vietą. Čia taip pat atrodo mūsų naujų būstų pasiūla, ką mes pastatome kiekvienais metais. Paklausa kyla, pasiūla krenta. Vidurkis būdavo apie 5 tūkstančiai, dabar 3,5. Ir tai čia dar ne pabaiga, keliaukim tolyn. Tuščia statybos leidimų papkė. Jeigu pažiūrėsime, 18 metais buvo pridaryta statybos leidimų, visi gavo statybos leidimą, pasidėdavo ir turėdavo. Šita kreivė raudona, jinai rodo disbalansą, kiek yra pastatytų, kiek turime, kiek statomų, kiek turime nepastatytų, planuojamų. Ir mes matome, kad tiek šita kreivė rodo, kad mes nebeturim statybos leidimų. Realiai, kas yra išimama, iškart statoma, statoma. Reiškia, kad jeigu mes jau išnaudojom visus savo resursus pradėti statybom ir pasiūlom apie 3,5 tūkstančio butų per metus, o dar tik pradedame važiuoti ir įsibėgėti ant nekilnojamo turto pirkimo, tai pasiūlos ir paklausos disbalansas vers nekilnojamo turto kainas šauti viršų. Sekanti skaidrė. Šitą skaidrė taip pat yra iš Lietuvos banko metinės konferencijos. Čia parodoma, kokia yra situacija naujai statomų būstų rezervacijose. Ir tai parodo, ant kiek yra perkama nekilnojamo turto iš brėžinių. Žiūrėkit, jeigu jau yra pastatyta ir daroma tik tai fasadas, jau yra viskas išpirkta, ne? Va, čia ta pasiūla, kuris sekančiais metais, 5, 6, 7, kur jau viskas, sekančiais metais greitai paims ir tiesiog notariniai veiksmai bus. Ir pažiūrėkit, kiek mes jų turim, 3,5 tūkstančio, ne? Fasado darbai,
Reiškia, irgi sekančiais metais ateis, bet jau mažiau 2,5 tūkstančio. Pasiektas aukštingumas ant žemynės dalies. Čia va tie buteliai, kurie planuojama 26 metų antroji pusė, 27 metų pradžioj pasileis. Bet pažiūrėk, net dar nepradėti darbai jau kiek yra išpirkta, beveik pusė visų. Ir statybos leidimų kiekis nedės. Tai ką pirks tie ir rezervuos tie, kurie naujai nori įsigyti, kurie gaus tuos visus pinigus tiek iš antrų pakopų, tiek iš visų atlyginimais ir taip toliau iš tų visų europinių pinigų ir gynybos fondo, nežinau, neturim ką jiem pasiūlyti. Gyventojai atvyksta į Vilnių, pasiūloma mažiau būstų nei anksčiau. Šiandien kaip tik patikrinau, Aruodės skelbimai 2740 parduodamų būtų. Visokiausių tenai yra. Vietoj to, kad būdavo 5500. Ir primenu, dabar yra gruodis. Gruodis yra pats prasčiausias nekilnojamo turtui mėnesis. Gruodžio mėnesį nieks nevyksta. Sausio mėnesį nieks nevyksta. Ir mes turime pusę kiekio, kas būdavo normalu gerais mėnesiais vasarą, rudenį. Mūsų Aruodas išsemtas. Mes neturime ką pasiūlyti visiems pirkėjams, kurie ateis sekančiais metais. Iš tikrųjų, čia netgi galima pasižiūrėti gerbėjo darbai, kur atliekami ir statybų pabaiga. Tai čia yra likę tokie būtai, kurių nelabai kažkas nori pirkti. Bet sekančiais metais išpirks ir juos. Statybos leidimai išnaudoti, naujus išduoda žiauriai sunkiai. Perkama iš brėžinių, todėl naujiems pirkėjams, kurie ateis, iš vis nebus ką rinktis. Perkama viskas. Auga senos statybos pirkimai. 25 metai buvo iš vis rekordiniai senos statybos pirkimuose. Ir štai jums grafikas. Swedbanko panaudotas 35% senos statybos. Kodėl ta sena statyba taip važiuoja? Dėl to, kad nėra daugiau ką pirkti. Ir šitas grafikas, jame iš verslo žinių, gali koją nusilaužti, bet esminis punktas šičia. Lapkričio mėnesis, 25 metų. Ir ką mes matom? Mes matom, kad jie nieko neišskirtiniai. Mes viską išnaudojom, o jie visiškai nieko neišskirtiniai. Gerai, grįžtu truputėlį techniniai nesklandumai, bet grįžtu prie to pačio, ką kalbėjau, kad mes nieko neturėjom labai jau stipriai išsiskiriančių metų. Taip, jie palei viršų varė, bet nieko neišsiskyrė. Tai jeigu prasidės bumas ir mes viršysim visus šitus metus, pasižiūrėsim, kas tada bus. Taigi, investuotojai grįžta į nekilnojamo turto rinką, atsiprašau. Swedbanko teigimu, kas trečias investuotojas su paskola, kas trečias perkantis nekilnojamo turto su paskola, investuoja į nekilnojamo turtą. Reiškia, ne tas, kad perka savo gyventi, o investicijai. Ir tik 56% perka su paskola. Tai tie visi likę 44%, kurie perka be paskolų, matyt, dar didesnė suma investuotojų yra, kurie investuoja. Ir dar ne visi sugrįžo. Ne visi atėjo ir ne visi įsijungė į pardavimus, į pirkimus. Pasiūlos trūkumas gali įsukti FOMO efektą. Kas nežino, kas yra FOMO efektas, tai fear of missing out. Visi reiškia bijos, kad nekilnojamas turtas brangsta ir jeigu nenusipirksiu dabar, tai jau rytoj bus dar brangiau arba iš vis neliks. Ir vien tik dėl FOMO efekto kainos gali kilti nuo 2 iki 6%. Vien tik dėl šito efekto. Tačiau paimkime tiesiog paprastą vidurkį. 3%. Vidurį, ne vidurkį. Nors aš labiau esu linkęs mąstyti, kad bus 6%, tačiau paimkime 3% dėl saugesnių skaičiavimų. Ir ką mes turime? Mes turim 18,7% nekilnojamo turto kainos augimas sekančiais metais. Žiūrim toliau. Brangsta statybos. Trūksta darbuotojų tiek dėl karo, tiek dėl silpnos imigracijos. Silpna imigracija ne dėl to, kad mes jų nenorim įsivežti darbuotojų iš trečiųjų šalių ir tikrai matote, kas darosi su Boltu. Ne. Tiesiog tam, kad tu legaliai įdarbintum darbuotoją, statybininką, turi praeiti milžiniškus kelius, negali atsivežti jokių pagalbinių, turi atsivežti specialistus, atvažiavę specialistai
iš Bangladešo, Pakistano ar Indijos, jie turi fiktyvius dokumentus, jie neturi dažnai jie nedirba kokybiškai. Tai realiai mes neturim darbo jėgos. Šiai dienai, kas planuoja statybas, statyti daugiabutį, jie skaičiuoja, kad kuo mažiau naudot betono. Kodėl? Nes pagrindinis betono poreikis keliaus gynybos pramonė. Ir jis bus labai didelis. Tai ne tik šitų medžiagų trūksta. Trūksta ir kitų statybinių medžiagų. Dėl to kyla medžiagų kaina, dėl trūkumų, dėl tarifų, dėl sunkesnio prie jų gavimo. Kyla taip pat ir mokesčiai. Komerciniam nekilnojamam turtui paprasčiausiai būdavo mokestis 1%, dabar 1,2%. Papildomai visas nekilnojamas turtas yra perskaičiuojamos vertės. Vėl daugiau turės mokėti. Pelno mokestis kyla nuo 16 iki 17%. GPM, jeigu nori pasisamdyti gerą darbuotoją, kad jis ateitų pas tave dirbti ir jisai lipa, jo alga aukštesnė, perlipa į kitą kartelę, jisai sakys, palauk. Susitarėm mokėti į rankas, o ką tu susimoki valstybei, čia jau tavo reikalai, brolyti. Ir visas tas reikalas persikels ant pirkėjų pečių. Trūksta aukštos klasės specialistų ir netgi kompanijų trūksta. Labai daug ką nusiurbė tie pagrindiniai gynybiniai projektai ir nedaug kas lieka, kas gali ateiti ir statyti tau tą daugiabutį, jeigu tu labai taip nori. Na, kadangi pardavėjų laikas, tai sąnaudas perkels ant naujų pirkėjų, tačiau įtaka pasirodys tik antrame pusmetyje. Todėl sekantiems metams aš manau, kad tai darys įtaką apie 1,5% pakilimas. Ir mes jau turime 20,2% nekilnojamo turto kainos pokytį sekančiais metais. Atsiminkim, kad aš dar porą vietų kaip ir sumažinau. Tai jeigu nesumažintumėm, tai matytumėm, kad iš karto būtų apie 23. Bet ar tai viskas? Dar vieną turiu mintį. Ir ta mintis yra karas. Ir kiekvienais metais mes karo egzistavimą vis normaliau reaguojame į jį. Ir jeigu pačioj pradžioje mes labai bijojom visi karo ir sakėm, kad čia baisu gali ateiti ir pas mus ir dėl to savo investicijas kreipiam į Ispanijas, Tenerifes ir panašiai, tai procentais tas įtakojo mūsų nepirkimą ir kainos nekilimą Lietuvoje apie 5%. Čia mano toksai išvestinis skaičius. 25 metais, pernai metais, ta įtaka antiek sumažėjo, karas vyksta, baisu, suprantam, negerai, visi prieš, tačiau ta įtaka pačio karo nekilnojamo turto kainai, jinai sumažėjo nuo -5% iki -1. 26 metais ta psichologinė įtaka tikriausiai išvis dings. Ir neaišku, pavyks susitart, nepavyks susitart, bet ta psichologinė įtampa dar labiau sumažės. Tai bus 0. Tai reiškia dar 1% pakils negu pernai metais ir mes gaunam 21,2%. Kas toliau? Taigi, prognozė 26 metams. Realus nekilnojamo turto butų augimas turėtų būti apie 20-26 metus. Tyliai pasakysiu 25, bet niekam nesakykit. Aš pats mąstau apie 25. Pesimistinis variantas, jeigu kažkur pragrybavau, o tikrai kažkur pragrybavau, gali būti apie 15%. Ir tai yra geras variantas. Tai yra lygus 25 metams. Nepamirškit to, kad jeigu jūs perkat nekilnojamą turtą, kurį iškart galite nuomoti, tai nuoma generuoja tarp 4-5%, tai metinė grąža 20% iš nekilnojamo turto. Jeigu pabėgs infliacija, ir dar truputėlį paaiškinsiu, ką turiu tai omeny, tai nekilnojamas turtas pabrangs 25% plus. Ir galime pamatyti ir daug didesnius skaičius. Viskas priklausys nuo infliacijos ir kaip greitai jinai pas mus ateis. Ir štai ta mano infliacijos baimė. Auksas ir sidabras šiaip per metus pakildavo apie 3-4-5%. Tai auksą visi laikydavo tokiu hedžu, tokiu perkamosios galios išlaikytoju.
Reiškia, kad jeigu buvo kažkada infliacija, auksas pakilo ir tu tiek pat prekių gali nusipirkti už tą patį kiekį aukso. Jeigu auksas pakilo, tai infliacija ateis sekančiais metais arba dar sekančiais metais ir vėl atsilygins per keletą metų. Ką mes matome 25 metais? Mes skelbėme, nematome, o skelbėme, kad infliacija ten apie 3,7 procentų, Amerikoje lygtais 2,7 jie čia dabar paskelbė. Tačiau pažiūrėkite šitus du skaičiukus. Amerikoje per metus eurais pabrango 46 procentais, doleriais 67, čia doleriais sidabras pabrango 121 procentą. Tai realiai tai yra perkamosios galios hedžas, perkamosios galios išlaikymo garantas. Aš biškį bijau, kad infliacija turi pasivyti. Ir vien tik pasivyti 46 procentus, kad ir per 3 metus infliacija negali likti ties 3,7 procentų. Dėl to grįžtam prie mano pradžios, kur sakiau, fiksuokit visi būsto paskolas. Štai, ta infliacija, jinai keliauja. Jeigu bus va šitoj vietoj 3 metukus ar 2 metukus, mes grįšime prie aukso kainos. Padengs. Bet neaišku, ką padarys dar aukso kaina kitais metais. Na, ir čia įdomumo dėliai grinai nukopijavau, ką buvau pasakojęs 25 metais. Tai 25 metais mano pesimistinė buvo 4 procentai, labai panašu į optimistinę ekonomistų. Realistinė kalbėjau apie 7 procentus, optimistinė kalbėjau apie 12 procentų, bet taip pat tyliai pasakiau, kad mąstau, kad bus apie 15. Labiausiai sakiau, kad atsigaus regionai, link to ir ėjom, Vilnius kainos kilo mažiau negu regionų. Na ir tada sakiau, kad artėja Klaipėdos aukso amžius. Ar jis atėjo? Dar ne, bet jis artėja. Ir štai viena skaidrė, kurią šiandien pamačiau, tikrindamasis Lietuvos banko metinę konferenciją, Inrealio lygtais prezentacija, tai įtaka demografiniams pokyčiams dėl atvykusių imigrantų. Ir mėlyna yra Klaipėda. Pažiūrėkit, kokią įtaką turi Klaipėdai atvykę imigrantai. Jie reiškia renkasi Klaipėdą ir stipriai renkasi Klaipėdą. Pasibaigus karui, žmonės taip pat bėgs iš Ukrainos dėl geresnių gyvenimo sąlygų, geresnių darbų, nes jie tenai viską praradė. Ir Klaipėda vėlgi sulauks didelio žmonių pasitikėjimo ir norų. Taigi, šiek tiek informacijos prieš pabaigą. Visiems rekomenduoju investuok podcastus. Tenai išgirsite daugiau ir apie mane, apie mano mintis ir daug kitų investuotojų į akcijas, į fondus, į obligacijas, pasisakymus ir pamastymus. O vienų metų kaina yra juokinga. 16 eurų. Kitais metais bus investuok metinė konferencija nekilnojamo turto, kaip ir kiekvienais metais. Sekančiais metais planuoju prisijungti ir aš. Tai bus įdomu susitikti gyvai, bus įdomu pasišnekėti, pabandysiu atsisukti senosius įrašus ir pakviesiu ekonomistus, kurie planavo 4,5 procento ir paklausiu, kokie tavo modeliai, jeigu jie ateis. Investuok, čia asmeninis projekčiukas, planuojam 26 metais pasileisti investicinius loftus, nuėjo į Vilnių, labai geroj vietoj, tikrai ne toj pramonės, kur į asfaltą ar iš vis į kelią ir į dulkes, ne, gražioje vietoj, į parką, geri loftukai, apie 20 kvadratų, gera kaina. Sekit, klausykit, gausit informacijos. Nu ir nepamirškit mūsų pagrindinės kompanijos valdantis. Mes administruojam nekilnojamą turtą, ilgalaikės nuomos, taip nuimam galvos skausmą nuo savininkų ir taip jūs galite koncentruoti savo mintis grinai į investicijas į nekilnojamą turtą. O apie 26 metus
Aš sugalvojęs naują šūkį, gal reiks pasidaryti maikę, neturėk pinigų 26 metais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, visi tavo pinigai turi būti suinvestuoti į kažkur protingai, nekilnojamas turtas,